Ar tu kada pagalvoji, kodėl tu atidėlioji? Štai 3 esminiai pasąmoniniai blokai, kurie tau neleidžia daryti darbų iki galo. Trečias yra pačiam gale, pats įdomiausias ir svarbiausias. Taigi, pirmas blokas, kuris tai stabdo tavo judėjimą. Tai yra proto mechanizmas. Protas linkęs taupyti energiją. Tai reiškia, jis viską padarys tam, kad neišeikvotų tavo resursų energetinių ir susiras būdų malonesnių tam laikui praleisti. Tai reiškia, paskrolinti, pažiūrėti filmą, pažaisti kompiuterinius žaidimus, tiesiog nieko nedaryti. Beje, šitas yra geriausias, bent jau duodantis naudos. Tiesiog nieko nedaryti, tu pailsi ir tada padarai. Antras, baimė suklysti. Baimė yra didžiausia problema, kurią turi žmonės. Jie bijo visko dažniausiai nesąmoningai, pasąmoniniam lygmenį. Ir tai juos stabdo. Todėl svarbiausius darbus nustumia į galą, daro mažiau svarbius darbus, nes yra lengvesni ir ten žinoma, ką reikia daryti. O tie, kurie yra svarbus ir reikia tam laiko, žinių, įsigilinimo ir naujų patirčių, mes save stabdom, nes bijom, nes nežinom, kas mūsų ten laukia. Ir dėl to mes atidėliojam. Ir trečias, svarbiausias ir giliausias mano įsitikinimo, dirbant su klientais, kuris išlenda iš klientų pasąmoninio lygmens, tai yra perfekcionizmas, noras padaryti tobulai. Ir štai išduosiu paslaptį. Tobulumo nėra, niekada jūs nepadarysi tobulai, nes visada rasit prie ko prisikabinti, ką patobulinti, ką pagerinti. Čia yra procesas, kuris neišsemiamas ir neišsenkantis, visada galima tobulėti. Bet jeigu suprasit ir savo uždėsit momentą, kad turiu padaryti darbą iki tada ir kaip jisai gausis ir koks jis gausis, toks jisai bus geras. Ir tai reiškia, čia darom stop ir mes einam į priekį. Bet dabar klausos manęs perfekcionistai ir sako, tai neįmanoma. Taip, tai neįmanoma jum, nes čia sėdi programa, kuri skalpuoja jūs, kad turi padaryti idealiai. Tai greičiausiai bus tėvai, mokykloje mokinotės, mokytojai, gali būti netgi kažkas kažkada pasakė, va tu tai šito nieko savo, tu nepasieksi ir tu savo įsirašai, va aš tau įrodysiu, kad aš galiu pasiekti ir tu darai nesuprasdamas dėl ko. Ir dažniausiai tu prarandi savo gyvenimą, savo kokybę, savo energiją, pasąmoninių lygmenį kažkam norėdamas įrodyti, kad tu sugebi. Šito nereikia daryti, reikia gyventi dėl savęs. Taigi, šita programa yra pati bjauriausia, nes dažniausiai per ją mes gyvename svetimais norais, svetimom iliuzijom ir svetimais įrodymais, kad aš galiu padaryti.